Aš džiaugiuosi galėdamas jums pristatyti žmogų, kuris konsultavęs yra visus žemynus. Gal tik Antarktidos ne. Bet įtariu, kad kur nors gal ir konsultavo apie kokį nors ledynų tirpimą ar ką nors panašaus. Jeigu reiktų kažką pacituoti iš jo knygų ar kalbėjimo, aš pasirinkau vakarykštę jo istoriją. Sako, aš turiu 5 dukras, bet nepriverčiu jų perskaityti savo knygų. Bet aš esu įsitikinęs, kad tai yra žmogus, kurio knygas yra skaitęs bent vienas žmogus kiekvienam žemyne. Kas iš mūsų gali to pasigirti? Nes jo knygas leidžia pasaulinės organizacijos, tokios kaip UNESCO, ir ta literatūra patenka visur. Tai pristatau jums profesorių Tomą Velšą, seną mūsų draugą nuo mokyklų tobulimo programos laikų, apie kurią daug kas žinote, ir džiaugiamės šiandien galėdami vėl jį matyti čia kartu su mumis. Prašau.